Praėjus 3 pakopas, galiu pasakyti, kad mano gyvenimas iš tikrųjų labai keitėsi. Tapau sąmoningesnė, laisvesnė, drąsesnė. Gyvenimas tapo lengvesnis. Daug supratau, suvokiau. O atvykus, tačiau tos emocijos, viskas dar bangavo. Atvykau į 4 pakopą, kadangi esu žmogus, kuris nori pradėtą darbą pabaigti iki galo. Ir čia patyriau naują gimimą. Įsivaliau, taip tikiu, kad įsivaliau iš labai didelių blokų. Ir kad aš dabar tikrai viską galiu. Stiprios tos praktikos, tokios manyje sustiprino tokias pajautas labai gilias, kad kas aš esu, kad esu dieviškumas, esu kūrėjas, visame kame yra dieviškumas. Ką reiškia atsiduoti ir ką reiškia vien žodis teisė. Ir viskas tave keičiasi, kai tau yra sunku, kai tu atrodo negali paleisti, tai vyksta. O svarbiausia, supratau, tą Roberto labai tokia lakia frazė. O kokia tai turi reikšmę? O koks skirtumas? Ir iš tikrųjų, leido pajusti, koks skirtumas. Ta materija yra tokia laikina, o šviesa yra kitur ir taip nesinori grįžti. Tai nežinau. Fiziškai tos 9 dienos, sakykime, tamsos praktika. Iš pradžių truputį galbūt gąsdino. O kokie įspūdžiai dabar? Ne, aš kažkaip važiavau labai rami. Tylos praktika praėjo man labai ramiai. Labai ramiai. Daugiau jaučiau fizinius tokius sunkumus negu tokius emocinius. Bet buvo man labai turėjo didelės įtakos kitos tos praktikos. Gimimo, paskui ošonų, visos, vipasana, tiesiog pajautimai, tiesiog sekundžių tokių, bet tokių gilių. Noriu padėkoti Robertui labai už mokymus, už tikrą davimą, už tikrą tarnystę, iš tikrųjų už tą, kad sužadino tikrai, kaip pabaigoje kalbėjo, kad sužadino tikrai norą tarnauti. Duoti kažką tai daugiau ir nereikalaujant. Kadangi ir pajaučiau, kad kiekvienas esam vienis, bet ne tai, kad tie žodžiai, bet iš tikrųjų, kad jeigu jam skauda, tai ir tau blogai, kadangi tu taip pat gali būti toj pačioj vietoj. Ta toks pajautimas, ir tas toks švelnumas, atjauta atėjo gilesnė. Nežinau, kaip toliau bus, bet labai daug prikalbėjau. Ačiū labai. Ačiū visiems, ačiū visi labai. Ačiū visiems bendražygiams, kadangi jūs visi esat mokytojai, iš tikrųjų mokytojai, nes kiekvienas savyje parodėt, ką mačiau, kas yra manyje ir stipru labai. Ačiū. Kartais nenorėjau pripažinti, bet tai vedė ir tikrai ačiū jums. Ačiū.